Tai jeigu norit sužinoti, ar įmanoma groti savo darbiais instrumentais, tai sakyčiau, kad galima, tik tai gal norėtųsi skirti biškį daugiau laiko ir kantrybės jiems, kad būtų kažkaip įmanoma išgauti tokią aukštesnę truputį kokybę. Tarkim, bosas tai nelabai fainai nusidažė, būtų dar galima biškį pašlifuoti ir pabandyti kažką pagerinti. Reiktų šitą tiltelį truputėlį paslinkti porą milimetrų į vieną pusę, nes šitą stygą tai biškį jau ant krašto. O gitarai tai šitas nuėmės truputį kažkaip kreivai, tai palinkęs, tai čia reikėtų irgi jį kažkaip tiksliau biškį montuoti. Nusidažė tai žymiai geriau negu bosas, aišku irgi netobulai, bet taip jau bent taip daug maž lygiai. Dar šitą norėčiau užsidėti paprastas stygas ir pasidaryti paprastą normalų derinimą, ne baritoninį. O šiaip šitas gitaras esu numatęs namam, tai dėl to kažkaip ir nesiparinu per daug dėl tos kokybės, nes gyvai tai galbūt ir truputį nejauku groti, toks patikimumo klausimai tokie gal kiltų. Ir šiaip esu grojęs gyvai su savo darbė ir buvo kaip ir viskas okei, bet namams gal bus visai cool, nes vis tiek bus kažkas tokio naujo ir faino, tai pamatai ir norisi paimti ir kažką pagroti. Tik tai dar reikėtų abiem pasidaryti ekranavimą, tai užsisakiau šiandien folijos ir kai ateis, bus galima užbaigti. Ir šią savaitę buvau tokiam koncerte grupės Kyla vėjas ir KVB, iš dalies tokiais kaip darbo tikslais, nes jos panašiai, kažką tokio panašaus groja, ką noriu daryti su tuo soliniu projektu, bent jau panašus instrumentai. Kyla vėjas tai netgi literaliai naudoja tokį patį samplerį ir tokį patį korgo sintezatorių, tik tai ten dar daug kitokių dalykų yra irgi. O tie KVB tai užsieniečiai, tai ten jau taip labiau fancy visa įranga, bet irgi kažkiek yra panašumo. Tai galvojau, gal sužinosiu tokią paslaptį, kaip jie išgauna kažkokio įdomumo ir gyvumo tai muzikai, kaip padaro, kad nebūtų monotoniška ir kad netrūktų dinamikos, kai nėra gyvų būgnų ir šiaip mažai gyvų instrumentų. Bet nesužinojau jokių paslapčių. Atrodo, kad jie tiesiog tai iš viso nesprendžia ir kažkaip viskas gerai, niekam tas neužkliūna. Nors kažkaip netgi senesniuose jų albumuose tai girdis ir tokių noise elementų, tokie įdomesni gitaros tembrai, tai kažkaip aš lyg irgi bandyčiau kažką norėčiau panašaus gal pritaikyti, bet gyvai nebuvo, buvo tai viskas gana tame ir saugiai, nežinau, ko pasimokiau iš to iš tikrųjų. O šiandien tiesiog toliau pabandysiu pavystyti praeitos savaitės naują dainą, ne tokia kaip tik ramesnė ir lėtesnė, bet kažkaip visai nieko skambėjo, tai kol dar nepamiršau visų tų idėjų ir to vibe, tai pabandysiu kažkaip gal ją dar biškį pasigilinti. Tai nežinau, šiandien turbūt tiek, o šiaip tokia keistoka savaitė buvo kažkaip vis toks, buvo apėmęs jausmas, kad kažkaip nieko nespėjau, bet tada taip geriau pagalvojus, tik ir nėra ką turėčiau spėti, viskas kaip ir okei, nežinau. Bet galiausiai vis tiek kažkur pasistumėjau ir aš jau džemą išbandžiau tas savo darbės gitaras, tarkim. Šitą džemą gal išeis kokia nors daina, tarkim, su Thinly Veiled gal tiks truputį padevelopinau solinio projekto dainas, vieną tą naują, tada kitą biškį dar bandžiau perdaryti. Dar šią savaitę buvau Turto banke pasirašyti sutarties pratęsimo kažkokio ten dokumento dėl šitų patalpų. Bent jau tas klausimas išsisprendė, su Lukiškėm dar kol kas vis neaišku, turbūt ten taiso toliau tą pastatą. Tai va.